Kaune, netoli Žaliakalnio, gyvena ir kuria skulptorė Natalija Luščinaitė Krinickienė. Jai 85 metai. Mes, jaunesniosios kartos meno gerbėjai, o ir dailininkai, nežinojom, kad šalia mūsų yra tokia didi menininkė. O jos darbai neatskiriama lietuvių meno istorijos dalis. Kauno meno mokykloje ji studijavo skulptūrą Kajetono Šklėrio, o vėliau Juozo Zikaro studijose. Ėjo dešimtmečiai. Dailės meno dvasia visada tvyrojo šiuose namuose, nes skulptorės vyras Ramazanas Krinickas irgi buvo dailininkas. Čia visada nestigo bičiulių. O praeity pirmieji darbai, pirmosios reikšmingos parodos, pirmieji prizai. Visada šalia mamos dukra Aleksandra ir žentas Aleksas. Ir štai Vilniuje pirmą kartą Dailės parodų rūmuose iškilmingai atidaryta skulptorės Natalijos Luščinaitės Krinickienės trečioji personalinė kūrybos paroda. Kaip ir daugelis jautrių menininkų, dar karo metais buvo pasitraukusi iš kūrybinio akiračio ir ilgam nutilusi. Tik po 40 metų vėl pradėjo dirbti ir dabar aktyviai dalyvauja įvairiose parodose. Ji yra ištikima savajai plastinės išraiškos sampratai, dvasingumui, mitologiniam temos sprendimui. Mama dirba. Dirba. Tai mama yra darbo, ten yra. Jeigu mama nedirbs, tai valgyt neduos. Taip, pas mus nutarta taip yra. Bet tuomet visi nevalgysim, todėl kad mes visi vienodai beveik dirbam. Turbūt, kad taip. Čiagi dirba taip. Nuo ryto išeinam mes į darbą, dirba. Ir grįžtam, dirba. Ir mes einam gulti ir dar dirba. Tai... Nu jo. Tik spėjom pavalgyti. Kitaip nepadarytum, jeigu tiek daug nedirbtum, ypatingai dabar ir tai... tom dienom po 13 tai buvo toksai buvis, kad galima buvo tikrai tik tai dirbti, bet ne apie maistą buvo mintis jokia. O darbas ir darbas. Laiką dirbo, daug labai dirbo. Tai kad mes ir išvis skulptoriai čia stebisi. Taip, skulptoriai begaliniai stebisi, kad galima... Iš kur toks darbštumas ir darbingumas? Todėl, kad ieškau grožio. Man gyvenime labai tas svarbu. Taip, sunku gyvenime tiek daug matyta, turbūt negero, kad prie grožio visada traukia ir... Kaip šitą mažą skulptūrėlį, kurį padariau prieš šitą... Ašarėlę? Ne. Nu, šauksdavo jau. Apie kurią mama kalbėjo? Nu, kurį taip šaukia. A, rekviem. Rekviem. Pirmiausia buvo padaryta rekviem, o paskui jau šitą. Rekviem taip mūsų visiems Lietuvos nukentėjusiems žmonėms. Bet šitą didesnė, čia daugiau darbo padėta. Mama, suspėjai pasirašyti ant šitos skulptūros? Suspėjai parašau. Nes dažniausiai be parašo palieki savo darbą.
Pirmas darbelis mano buvo iš minkštos duonos. Antras darbelis buvo jau padarytas iš molio. Paskui iš molio padariau jau gana didelį. Ji buvo parodyta meno mokykloje. Nu, и тут, что я было экзаменай. Laimingai praėjo egzaminai ir tuomet jau vyko meno mokykla man. Tai mama paskėlių, taip? Ne. Pazikara. Pazikaras vadovas. Bet jiems buvo labai savarankiškai jie dirbo. Nepaprastai savarankiškai. Zikaras gniauždavo nei savo Tai mokinių. užtat ir nuėjo Ir be tokia. to, ir leisdavo dirbti savarankiškai labai, ne mama, tai buvo. A? Nes Zikaras leisdavo labai savarankiškai dirbti, jis nesikišdavo į darbus. Jis ateidavo, žiūrėdavo, bet gana ilgai pastovi, taip žinot. Bet neįsikišdavo taip, kad būtinai padaryti taip, kaip jis supranta, kaip jam. Bet mama, jūs labai praėjot didelę mokyklą, jūs pažiūrėkit, kokia klasė tos visos mokyklos. Į didžiulę. Ai, ten ne tik tai klasė, tengi yra, Aleksai, meno mokykla, visa meno mokykla. Čia jų visas, ne tik tai kursas yra, bet čia visos meno mokyklos... Tai tai dabar nėra tokios stiprios. Dabargi vis tiek eina kažkur. Tai dabar kažkas tai pasakė, kad mūsų mamos meno mokykla buvo pajėgesnė negu šiuo metu dailės institutas. Galbūt reiklesnį. Na ir kada jūs pajutote, kad jūs esate tikra skulptorė? A niekada taip, aš taip negalvoju. Nu taip, laimėjai pas Dobužinskį 2 premijas Lietuvos pagrindinės ir vieną paskui kitą ėjo premijos ir nepajutai, kad skulptorė. Nu. Reiškia, jeigu aš toliau dirbau, tai reiškia pajutau. Mama ir su kairė dirbė, ir su dešinė ranka, dabar su kairė dirba, ir su kairė, ir su dešinė. Todėl, kad dešinė, Ir su dešinė, paskui pagalvos, kad mama kairė. Rankos labai stiprios pas mama. Labai. Rankos tai Jau kaip suima žemta, tai viskas. Jo. Labai vertinau visas paskaitas Dobužinskio. Nors man nepriklausė, bet aš visuomet lankiau. Dirbk, mama, dirbk. Po truputėlį. Paglostyti jau. Taip, todėl kad jau žinai, prie pabaigos jau galima ir pasiglostyti. Tai kiek jūs sukūrėt skulptūrų? Kiek iš viso? Oi, mes net ir skaičiavom. Nežinau. Dabar yra 41. Dabar yra Nu, parodo pas stovi mane 41. Matot, buvo didelė pertrauka, 40 metų. Aš nenorėjau dirbti su vatuvkim. O man reikalingas buvo grožis. Nu, grožis это moteris, gamta. Ir Lietuvos tematika. Ir Lietuvos tematika mane, žiūrėkit, beveik. Aš stebiuosi, kodėl mūsų menininkai su šitą temą nieko nedirba. O pas mus tiek yra pasakų, tiek yra legendų, dainų, šokių, kad, žinot, priešakį, jeigu aš galėčiau ilgai dirbti, tai dar galima būtų padaryti labai daug. Sunkus darbas. Ne taip sunkus darbas, kaip kad paskui, žinot, šitas atleidimas visą, ir vat kur nors įstatyti, tai čia labai taip sudėtinga viską. Jeigu nebūtų tokia aplinka, kaip vat dukra įžentas, tai aš tiek nepadaryčiau, jokių būdų. Čia mes trysia, visas trysis, tai kaip trojica. Žinau, kad aš negraži, o be galo traukia grožis. O užtat mano moteris visas beveik gražas.
Nuo pat pradžių, kaip tik tai mama pradėjo kurti, jinai buvo sužavėta savo tėviškę Lietuvą ir pradėjo kurti tik tai Lietuvos tematiką. Jos pirmieji darbai jau buvo paskirti Lietuvai ir tokie darbai kaip Jūratė Kastytis, Nemuno Neries santaka, Sėk sūnelį buvo pažymėtos pirmąją Lietuvos premiją, Katalikybės veikimo centro pirmąją premiją. Deja, po to atėjo sunkus labai laikotarpis ir karo metais, ir iš karto po karo šita tematika buvo labai griežtai uždrausta. Ir klasikinis stilius, o jo labiau pati Lietuvos tematika. Jai teko 40 metų nedirbti. Jinai liko labai ištikima ir Lietuvai, ir savo dvasiai, ir žmogui. Ir kada šiek tiek atšilo laikai, jinai jau galėjo kurti, išdrįso, nepabijojo, kad jinai kažką tai yra pamiršusi. Jinai grįžo vėl į savo tematiką. Ir 79 metais jinai sudalyvavo parodoje su savo nauju darbu, tai buvo Palanga. Ir pabaigoje norisi pacituoti įrašą iš parodos atsiliepimų knygos. Lenkiame galvą jūsų sielos ir rankų grožiui. Ačiū už didelį meną, kuris sušildo širdį ir pakelia dvasią. Jūs mūsų lietuviškas rodenas. Ačiū Jums.